Aš prisimenu jauną kunigą komentuojantį šią Evangelijos eilutę. Derlius yra gausus, bet darbininkų maža. Ir mažą 9 metų berniuką, kokiu tuomet buvau, sau sakantį, o jeigu jis kalba tau? Jean-Marie Petitclerc šiandien yra saleziečių kunigas Lyono apskrityje, Prancūzijoje, dirbantis su labiausiai likimo nuskriaustais jaunuoliais. Kilęs iš medikų šeimos, svajojęs padaryti karjerą tarnaudamas savo šaliai, jis studijuoja inžineriją. Mėgstantis sportuoti, 1973 metais, birželį jis tampa vieno nelaimingo atsitikimo auka. Taip prasideda ilgas nejudrumo laikotarpis, praleistas ligoninės lovoje. Šis laikotarpis man pasitarnavo tuo, kad peržvelgiau savo gyvenimą. Gulėdamas ligoninės lovoje aš atradau, kad vis dėlto man labiau patinka būti skautų vadovu. Būdamas studentu, dalyvavau skautų judėjime bei stovykloje vaikams. Man daugiau malonumo teikdavo buvimas kartu su skautais, nei svarbių temų gvildenimas aukšto lygio komisijos akivaizdoje. Tuo metu, kai sau kėliau daugybę klausimų, mano atmintyje iškilo šis kvietimas, kurį išgyvenau būdamas 9 metų amžiaus. Ir tuomet, lyg tyčia po ranka pasitaikė Don Bosco gyvenimas. Pastebėjau, kad šis žmogus išpildo daugumą mano troškimų. Stovėjau ties kryžkelę arba. Pasirinkti politiko karjerą arba įsipareigoti tarnystėje bažnyčioje arba jaunimui. Pastebėjau, kad šis kunigas lyg ir suvienė visą tai. Jis kartu buvo ir kunigas, ir auklėtojas, vaidinęs svarbų vaidmenį politikoje, nes rūpinosi vietinio jaunimo poreikiais. Gulėdamas ligoninės lovoje, aš nusprendžiau pasibelsti į saleziečių duris. Būtent ten gimė mintis pabandyti gyventi Evangeliją, kaip tai darė Jean Bosco. Viename namelyje, kaime pasislėpusime už Beki kalvų, Piemonto karalystėje Italijos šiaurėje, dideliu tempu besikeičiančios visuomenės sūkuryje 1815 m. rugpjūčio 16 d. gimė Žanas Bosco. Jo tėvai, žemdirbiai, valgo duoną sunkiai dirbdami bei taupydami. Žanas buvo vos 2 metų, kai jo tėvas François miršta turėdamas 34 metus. Šio nepriteklio laikotarpiu jo motina Marguerite išlaiko šeimą 3 sūnus bei senelę savo prakaito kaina. Būdamas 9 metų amžiaus, Žanas Bosco susapnuoja sapną, kurį jis įsimena visam savo gyvenimui. Daugybė vaikų žaidžia erdviame kaime. Girdėdamas, kaip kai kurie vaikai keikiasi, jis regi save, šaukianti bei mojuojanti kumščiais jų tarpe, kad juos nutildytų. Ir štai pasirodo nuostabiai apsirengęs veikėjas, kuris jam liepia imti šiems vaikams vadovauti, sakydamas, ne kumščiais grasindamas, bet švelnumu ir meile turėsi užsitarnauti jų draugystę. Po to jis regi didingos išvaizdos ponę, kuri jam parodo tuos pačius jaunuolius paverstus vilkais ar kitais plėšriais žvėrimis. Tuomet jam sako, pažvelk, kur tu turėsi dirbti, nusižemink, tapk stipriu ir tvirtu. Ir šie gyvūnai pavirsta į švelnius ėriukius, šokinėjančius greta. Žanas Bosco nusprendė pavadinti savo pedagoginį metodą būdvardžiu salezietiškas, pavyzdžiui, imdamas François de Sales, kuris buvo švelnumo apaštalas. Visam jo gyvenimui buvo reikšmingas sapnas, kurį sapnavo būdamas 9 metų, kuomet išgirdo balsą ne kumščiais grasindamas, o tik švelnumu susirasti savo draugų. Jean Bosco apsisprendė tapti kunigu, kuris visą gyvenimą mokysis François de Sales švelnumo mokykloje. François de Sales švelnumas ir meilė ves mane visą gyvenimą.
Šis 9-mečio sapnas Jean Bosco gyvenime tampa vis konkretesniu bei labiau įgyvendinamu. 1841 metais jis įšventinamas kunigu Turine. Jam yra pasiūloma saugi kaimo parapija, o jis pasirenka mindžioti kietą ir šaltą Turino grindinį. Kadangi vargšams gyvenimas Piemonto sostinėje yra atšiaurus, nuvargę nuo kaimietiško gyvenimo, traukiami naujosios pramonės šviesos, jie patenka į žiauraus, išnaudojiško, bei su darbininkais blogai besielgiančio pasaulio spastus. Pasaulio, naudojančio vaikus kaip pigę bei klusnią darbo jėgą. Daugybė vaikų galėdavo rinktis tarp gatvės arba kalėjimo. Bet kaip jie gali gyventi tokiamis sąlygomis? Ką jūs padarėte, kad atsidurtumėte čia? Aš vogiau. Ką dar galima veikti, kai neturi darbo ir esi alkanas? Jean Bosco fut un des premiers pédagogues. Jean Bosco buvo vienas iš pirmųjų pedagogų, kurie suprato, kad smurtas klestintis Turino priemiesčiuose liudija apie auklėjimo sistemos žlugimą. Smurtas, Don Bosco manymu, tai ne vaikų paauglių problema, bet pirmiausia auklėtojų, palydėtojų problema. Vaikai užaugs, tačiau jie visuomet liks savo laikmečio sūnumis bei dukterimis. Grandir, mais les enfants, les adolescents sont toujours les fils et les filles de la société. Jean Bosco tapo vienu pirmųjų žmonių, kurie modernizmo laikų pradžioje suvokė auklėjimo pareigos svarbą. Prendre conscience au début de la modernité de l'importance de la tâche éducative, vous savez. Aš pakartočiau jo kvietimą 1883-aisiais. Jis skelbė su įsitikinimu: nevėluokite rūpintis jaunimu, nes jis neužilgo pasirūpins jumis. À vous occuper des jeunes, sinon ils vont pas tarder à s'occuper de vous. Italija tuo metu išgyveno svarbių pasikeitimų laikotarpį. Buvo pereinama iš žemdirbiškos visuomenės į pramoninę. Taigi Italijos vyriausybė sakė, šių jaunuolių dėka plinta siaubingas elgesys. Vienintelė išeitis yra juos uždaryti. Jean Bosco atsakydavo, smurtas būdingas šiems jaunuoliams yra mūsų auklėjimo sistemos žlugimo ženklas. Ir vienintelė išeitis būtų visiems atsiraitoti rankoves ir juos išauklėti. Susitikimas su vienu jaunuoliu našlaičiu Bartelemi Gareli suteikia Don Bosco progą įgyventi savo planus šių jaunuolių atžvilgių. Vieną dieną Švento François de Sales bažnyčios zakristijoje, pastebėjęs, kaip zakristijonas išvijo Bartelemi jam suduodamas, kadangi jis nesugebėjo patarnauti mišioms, Don Bosco sulaiko šį vaiką ir pasikviečia į pokalbį. Iš kur tu kilęs? Iš Asti. O tavo tėvas gyvas? Ne, jis miręs. O tavo motina? Ji taip pat mirusi. Kiek tau metų? 16. Moki skaityti ir rašyti? Nieko aš nemoku. Moki dainuoti? Ne. Moki švilpauti? Ledai buvo pralaužti. Tokiu būdu Don Bosco jam duoda pirmąją katekizmo pamoką. Don Bosco išvystė taip vadinamą pasisekimo pedagogiką. Kas kartą sutikęs jaunuolį, netgi jeigu jo gyvenimas būdavo pažymėtas ir baisiausių nesėkmių, jis visuomet stengdavosi atrasti tai, ką jaunuolis sugebėdavo padaryti. Jean Bosco sako, jog yra 2 vaiko auklėjimo būdai. Įsivaizduokite 4 metų vaiką, kuris mato 2 skyles rozetėje. Jis turi 2 pirštus. Tuomet jis tarė savo, jeigu aš įkiščiau 2 pirštus iš šias skylės, atsitiktų kažkas įdomaus. Jūs jam galite pasakyti, jeigu pamatysiu tave kišantį pirštus prie elektros, sužinosiu, iš kur jos dygsta. Tai metodas, kurį Jean Bosco vadina represiniu. Priversti vaiką pasirinkti gerą kelią iš baimės, kad nereikėtų mokėti savo kailių, jeigu kartais suklystų. Taip pat yra ir kitas metodas. Galima būtų pasakyti, atsimeni, kai vieną kartą prilietei ranką prie viryklės ir kaip tau skaudėjo. O štai ten yra šaltinis, iš kur viryklė yra teikiama energija. Taigi, jeigu tu kiši pirštus į šaltinį, tau skaudės dar labiau. Vaikas pasirinks gerą kelią, nes supras, jog tai jam naudinga. Kitaip sakant, auklėti, kad vaikas elgtųsi pagal taisykles, reiškia auklėti įtikinančių būdų, tai yra leisti vaikui atrasti, kad taisyklės suteikia bendram gyvenimui malonumo. Jean Bosco buvo giliai įsitikinęs, kad jaunuoliai sugeba mąstyti, kad jie gali pasirinkti tai, kas jiems yra naudingiau. Prie šio pirmojo katekizuojamo mokinio prisijungė dar keli.
Taip, nuo 1842 metų prasideda ne tik katekizmo pamokos, bet ir gerai organizuotas poilsio laikas. Kūrybinių gabumų dėka, nors ir neišvengiant susikirtimų su viešąja valdžia, jo taip vadinamas koplyčios darbas išsiplečia. Žaidimai, malda, religinės giesmės, mokymai, išpažintis bei eucharistija pamažu kiekvieną laisvą dieną pritraukia nuo 300 iki 400 vaikų. Augant vaikų skaičiui, jis įsteigė koplyčią Baldoko rajone. Don Bosco sakė, reikia suteikti šiek tiek laisvės, kad jie galėtų bėgioti, groti, vaidinti. Jeigu tik leidžiame jaunuoliams visą tai, ką jie patiria, išreikšti žodžiais, garsais, judesiais, išlaisviname juos iš smurto. Dauguma šių jaunuolių neturi emocinės kalbos įgūdžių. Jiems yra labai sunku savo emocijas išsakyti žodžiais ir visas auklėtojo darbas yra ugdyti šias išraiškos priemonės. Tiesa, kad yra tam tikra smurto kultūra, kai jaunuoliai griebsi smurto kaip vienintelio būdo pasakyti, jog kažkas yra blogai, nesukeliant savo pavojaus. Nes jei jie imtų verkti, sumenkintų jų įvaizdį. Manau, jog nesmurtinė kultūra tai savo emocijų perteikimo kultūra. Une culture de non-violence, c'est une culture de traduction de ces émotions. La situation dans laquelle vivait Don Bosco. Situacija, kurią išgyveno Don Bosco, yra panašiai ta, kurią mes stebime šiandien kai kuriuose šalyse, tarp jų ir Prancūzijoje, kai prieš metus sukilo jaunuoliai iš priemiesčių po 2 saviškių mirties. Suite à la mort de 2 de leurs camarades. Kaip jūs paaiškintumėte šį smurto pasireiškimą, kurį mes matyrėme ir kaip jį galėtumėm spręsti šiandien? Baisiausia šiuose rajonuose yra šių jaunuolių gyvenimo sąlygos. Todėl pagrindinėmis šių riaušių priežastimis galima laikyti ne tik nepasisekimą moksluose, bet ir nedarbą. Žinome, kad Prancūzijoje jaunuolių nedarbas dvigubai viršija suaugusiųjų nedarbą. 18-25 metų jaunuolių nedarbas siekia 45-50%. Jaunuoliai esantis pačiame fizinių jėgų pakilime yra pasmerkti neveiklumui ir nedarbingumui. Smurtas, pasireiškiantis jaunuolių tarpe, yra vienas iš savęs teigimo būdų. Šie kvartalai yra labai izoliuoti. Jie turi savitą kultūrą su savitomis bendravimo taisyklėmis, taip vadinama priemiesčių žargoną, kur agresija yra banalybė. Labai dažnai jaunuolis naudos smurtą, kad pasakytų aš esu, atkreipkite į mane dėmesį. Dažnai kartoju, kad jaunuolis, kuris yra priverstas imtis agresijos priemonių, tam, kad pasakytų aš esu, tai jaunuolis išgyventis labai gilią nesėkmę. Žinokite, jog visada yra tarpusavio ryšys tarp blogo savęs vertinimo ir agresyvaus elgesio. Labai dažnai agresyviai besielgiantys jaunuoliai kenčia dėl gilios savo nepagarbos. Tuomet ši agresija tampa veikimo būdu. Tai vienintelis būdas šiems jaunuoliams būti pastebėtais. Kaip jie ir sako, masinės informacijos priemonės susidomi mumis tik tuomet, kai mes deginame automobilius, kai maištaujame, antraip mes niekam nesame įdomus. Todėl manau, kad susidūrus su šia agresija, Don Bosco pateikti atsakymai ir šiandien yra aktualūs. Par Don Bosco reste tout à fait pertinente. Nuo 1921 metų pagaliau yra įmanoma skleisti Kristų šioje didžiulėje Mongolijos teritorijoje. Šalyje, kuri buvo uždariusi savo duris Evangelijai ištisus 70 metų. Sostinėje Ulambatore Don Bosco saleziečiai, norėdami suteikti vilties labiausiai apleistiems jaunuoliams, atidarė amatų mokyklą, globos namus ir dienos centrą, kur kasdien susirenka daugiau nei 70 gatvės vaikų. Esu salezietis iš Korėjos, jau 3 metais dalyvauju šiame projekte.
Šiuo metu, po to, kai Mongolija buvo išvaduota iš komunistinio režimo, daugumos jaunuolių šeimos yra sugriautos, o jie tapo benamiais, gyvenančiais gatvėje, jie alksta, nelanko mokyklos. Štai dėl ko aš priėmiau šios berniukus pas save ir šiuo metu gyvenu su jais. Siekiu, kad jie galėtų naudotis naujomis galimybėmis, kad ši vieta virstų jiems rojumi. Bėgant metams, 3 pirmieji misionieriai apsigyvenę kartu su žmonėmis, kurių dauguma praktikuoja Tibeto budizmą, įkuria krikščionišką bendruomenę, kuri duoda vaisių jau šiandien. Mes turime ir labai gražią Švento Petro ir Povilo katedrą, kuri taip pat stiprina mūsų katalikiškos misionieriškos bendruomenės buvimą čia. Esu viena iš pirmųjų mokinių iš Don Bosko centro. Mano svajonė buvo tapti siuvėja ir ši svajonė išsipildė, kai aš įsirašiau į šią mokyklą. Kai jau baigsiu, galvoju stoti į koledžą, kad tapčiau mokytoja arba vaikų darželio auklėtoja. Aš norėčiau padėti vargšams vaikams, kurie negali mokytis mokyklose. Prieš tai mano gyvenimas buvo labai sunkus. Turėjau dirbti turguje, nes reikėjo padėti savo mamai bei pavalgydinti broliukus. Esu laiminga, galėdama mokytis šioje mokykloje. Aš taip pat noriu padėti jaunimui, kaip tai darė Don Bosko. Taigi, visą Don Bosko pedagogiką bei dvasingumą galėtume apibendrinti posakiu: be meilės nebus pasitikėjimo, be pasitikėjimo nebus ugdymo. Aš manau, jog ši mintis ir toliau lieka labai aktuali visuomenėje, kuri nebepasitikė savo jaunimu. Visuomenė, kuri savo jaunimą žvelgia kaip į grėsmę, yra ligota visuomenė. Net krūpteldavo, kai po mieste kilusių neramumų koks nors deputatas sakydavo, jaunimas tapo visuomenės problema. Atsakydavau, į tokią visuomenę yra liūdna žiūrėti, nes ji žvelgia į savo jaunimą kaip į problemą. Į jaunimą visuomet turi būti žvelgiama kaip į šansą. Jie yra mūsų visuomenės, mūsų bažnyčios šansas. Čekijos Respublikoje tarptautinės ekumeninės brolijos nariai kiekvieną mėnesį susibūrė 20 net taškų pasidalinimui bei maldai už taiką ir vienybę mūsų šalyse bei bažnyčiose. Mane labiausiai traukia net Forgot suteikiama galimybė pažinti žmonės iš kitų šalių, kitų judėjimų, kitų kultūrų. Tai geras būdas išankstiniams nusistatymams ir sienoms griauti. Ta patiriu ir asmeniškai, kai susiduriu su kitu, jo skirtingumu. Ko prašote? Malonės visam gyvenimui įsipareigoti Šumenov bendruomenėje, tarptautinėje ekumeninėje brolijoje tarnystėje bažnyčioje. Šis pasidalinimas malda už taiką ir vienybę pasklinda už Čekijos Respublikos ribų. Paskutiniu metu vienas Don Bosko saleziečių kunigas Leo Šariška
siūlo Net for God bendradarbiauti su juo, evangelizuojant Ostravos miestą į rytus nuo Čekijos Respublikos. Būdamas atsakingas už Telenoe, krikščionišką kabelinę satelitinę televiziją, jis mus kviečia kurti bei platinti Net for God laidas su savo gausių televizijos žiūrovų tarpe. Františka Ksaverského a Piera Favra. A pre všetkých, ktorí čerpali... Byl jsem tím známý v semináři, že jsem fotil. Seminarijoje aš pagarsėjau tuo, kad dariau daug nuotraukų fotosesijų. Vienas kunigas iš Telepačio Italijoje man turėjo didelės įtakos. Kai aš jį sutikau pirmą kartą, jis manęs paklausė, dėl ko tu gavai šventinimus. O aš jam atsakiau, tam, kad švęsčiau sakramentus, kad skelbčiau Dievo žodį. A já jsem říkal, no tak abych sloužil svátosti, abych hlásal... Jis man sako, taip, būtent dėl to. Bet turi suprasti, jog pati plačiausia erdvė pasaulyje mokymui skleisti – tai televizija. Ir jeigu jauti pašaukimą eiti šią kryptimį, nebijok ir eik pirmyn. Tikra tiesa, kad televizija gali būti piktosios dvasios veikimo vieta. Lygiai taip pat ji gali būti neįtikėtina žodžio skelbimo galimybių vieta. Jis man suteikė daug drąsos. Tada aš ėmiau lankyti užsiėmimus filmavimo fakultete, bei pasirinkau šį kelią. Esu visiškai tikras, kad yra labai svarbu evangelizuojant naudoti šiuolaikinėmis priemonėmis. Don Bosco mūsų laikais būtų naudojęsis šiomis priemonėmis. Toto vysílání je vysíláním dobrých zpráv. Ši laida skirta gerai naujienai, kad išmoktume žvelgti į pasaulį Dievo akimis, tam, kad leistumės Dievo perkeičiami. Abychom se nechali přetvářet Bohem. Taip, Net for God pateikė konstruktyvius šiandieninių problemų sprendimus. Myslím a mám osobní zkušenost ze svého života. Manau, ir tai patyriau savo gyvenime, jog labai svarbu turėti asmeninį ryšį su Dievu. Bet taip pat yra labai svarbu gyvenime rasti priemonės, kad kalbėtumėm žmonėms esantiems greta mūsų apie Dievą. Ve svém životě najít způsob a prostředek, jak mluvit o Bohu. Čia televizijoje matau, kaip yra svarbu nebijoti liudyti apie Dievą, sugebėti paliudyti kažką asmeniško priešais kamerą. Nebát se svědčit o Bohu i tímto mediálním způsobem, dokázat říci své svědectví. Manau, jog apie tokius dalykus turėtume šaukti nuo stogų, skelbti visam pasauliui, naudojantis tokiomis bendravimo priemonėmis kaip televizija, radijas ir internetas. Je možné mluvit celému světu, pro které je možné použít právě moderní prostředky komunikační, jako je televize, rozhlas a internet. To, že sa nachádzame dnes tu, v Ostrave. Aš išvelgiu Dievo meilę tame, kad esu čia Ostravoje, Telenoe, tame regiu Dievo pokštą. Boží humor, pretože pred 8 rokmi... Nes prieš 8 metus čia šiame pastate aš ruošiausi priimti dvasios krikštą. Manau, jog šis susitikimas su šventąja dvasia mano gyvenime padėjo pamatus šiandieniniam mano tikėjimui. Stretnutie s Duchom Svätým, spoznanie osoby Ducha Svätého v mojom živote je základ mojej viery dnes. Tai mane ir atvedė į Šventojo bendruomenę. Šis kelias, gyvenimas su šventąja dvasia, mane veda vis toliau ir toliau, ten, kur pati neišdrįsčiau eiti. Vedie o mnoho ďalej, ako by som sa odvážila sama. Tai ir noriu skelbti visiems žmonėms, kad nebijotų surizikuoti, keliaudami su Dievu, kad taptų oliais ir drąsiais žmonėmis. Aby sa nebali, aby sa odvážili riskovať s Bohom, aby sa stali mužmi a ženami horlivými pre Boha. Snažili jsme se tak jako Italové být hlasem těch, kteří... Kaip ir Italijoje, mes norime tapti visuomenėje balso neturinčių žmonių balsu, tapti vargšų, užmirštųjų balsu. Aš visuomet mėgau nuotykius. Tuomet supratau, jog pats didžiausias nuotykis būtų pasukti kunigystės keliu. Tačiau aš taip pat supratau, kad turiu gyventi šį nuotykį toje srityje,
kurioje aš darbuojuosi, kad televizija iš tiesų yra nuotykis, esantis Dievo galioje, priklausantis nuo mūsų pasitikėjimo juo, pasitikėjimo apvaizda, kadangi visuomet trūksta lėšų. Niekada jų neturėjome užtektinai. Tačiau viešpats visada mumis rūpinosi. Viešpats niekada nepamiršta savo tarnų. Ir tai, manau, yra pats nuostabiausias nuotykis. A to je, si myslím, to nejkrásnější dobrodružství. Gražiausias palyginimas apie auklėjimą yra palyginimas apie syklelę tapusią medžiu. Dievo karalystė panaši garstyčios grūdelį, kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje. Bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves. Tai žodis, kurį jums siūlome skaityti šį mėnesį. Jis yra Morkaus Evangelijos 4 skyriuje, 31-32 eilutėse. Šiam mėnesiu jums siūlome melstis už Čekijos Respublikos jaunimą, bei už Chemin Neuf bendruomenės, tarptautinės ekumeninės brolijos jaunimą. Šiomis dienomis du jaunuoliai Petr, 25 metų, ir Marketa, 28 metų, sugrįžo pas Dievą, mūsų tėvą, patekę į auto avariją. Tegul šis išbandymas būna vaisingas, skelbiant Kristų visiems Čekijos Respublikos jaunuoliams.